Brangieji, gyvename laikais, kai sėkmė tapo viena svarbiausių vertybių. Nuo mažens esame mokomi siekti rezultatų. Gerų pažymių mokykloje, karjeros, finansinio stabilumo, gražaus būsto, pripažinimo. Norime būti matomi, vertinami ir gerbiami. Ir savaime tame nėra nieko blogo. Darbas yra Dievo dovana. Atsakomybė yra gerai. Rūpinimas į šeimą yra kilnus pašaukimas. Tačiau šiandien Jėzus užduoda labai svarbų klausimą. Ko verta visa žmogaus sėkmė, jei jis pamiršta amžinybę? Tai klausimas, kurio pasaulis vengia. Tačiau Evangelija jo neapeina. Šiandien girdėjome pasakojimą apie turtuolį ir lozorių. Įdomu, kad Jėzus net nepasako turtuolio vardo. Tuo tarpu vargšas turi vardą - lozorius. Žemėje viskas atrodo labai aišku. Vienas buvo turtingas, kitas buvo vargšas. Vienas gyveno prabangiai, kitas gulėjo prie vartų. Vienas buvo gerbiamas, kitas buvo net nepastebimas. Tačiau mirtis apvertė viską aukštyn kojomis. Ir čia prasideda pamoka, kurią Jėzus nori perduoti kiekvienam iš mūsų. Sėkmė gali užmigdyti žmogaus sielą. Atkreipkime dėmesį. Jėzus nesako, kad turtuolis buvo vagis. Nesako, kad jis buvo sukčius. Jis tiesiog gyveno gerai. Kasdien puotavo, mėgavosi gyvenimu, rūpinosi savimi ir būtent čia slypi pavojus. Žmogus gali taip susitvarkyti savo gyvenimą, kad jam nebereikėtų Dievo. Ne todėl, kad jis sąmoningai atmeta Dievą, bet todėl, kad jam atrodo, jog viskas ir taip gerai. Pilna sąskaita banke, pilnas šaldytuvas, pilnas kalendorius darbų ir užsiėmimų, pilnas gyvenimas. Tik širdis po truputį tampa tuščia. Kartais didžiausia nelaimė nėra skausmas. Didžiausia nelaimė yra gyvenimas, kuriame žmogus nebejaučia poreikio ieškoti Dievo. Kai viskas sekasi, labai lengva pradėti pasitikėti savimi, priskirti savo visus nuopelnus. Pradėti manyti, kad viską pasiekėme tik savo jėgomis. Pradėti gyventi taip, lyg amžinybė neegzistuotų, o tiksliau, kad mes gyvensim amžinai ir laimingai. Turtuolis nesuprato, kad jo didžiausia problema buvo ne pinigai. Jo didžiausia problema buvo jo širdis. Širdis, kuri gyvena tik dėl savęs. Klausydamiesi šio pasakojimo galime pagalvoti. Aš nesu turtingas žmogus, reiškia, tai ne man. Tačiau Jėzaus žodžiai nėra skirti tik milijonieriams. Jie skirti visiems. Nes turtuolio nuodėmė buvo ne turto dydis. Jo nuodėmė buvo širdies nusistatymas. Jis gyveno pasaulyje, kurio centre buvo jis pats. Ar tai kartais neprimena ir mūsų? Kiek kartų sakome, neturiu laiko, vėliau, kai bus ramiau, kai išeisi į pensiją, kai baigsis darbai, kai išsispręs problemos ir taip metai iš metų. Mes atidėliojame maldą, atidėliojame Dievo žodį, atidėliojame atgailą, atidėliojame tarnystę, atidėliojame santykį ir bendravimą su Dievu. Tarsi būtume gavę garantiją, kad rytojus tikrai ateis. Tačiau turtuolio istorija primena, gyvenimas yra trapus. Mes nežinome nei dienos, nei valandos. Šiandien žmogus planuoja ateitį, rytoj jo gali nebebūti. Tai ir yra įstatymo žinia. Jie sugriauna mūsų iliuziją, kad turime neribotą laiką. Visiems darbams atlikti, visiems malonumams paragauti. Mirtis panaikina visas žemiškas privilegijas. Jėzaus pasakojime ateina akimirka, kai abu miršta. Ir štai kas stebina. Mirtis neklausia apie banko sąskaitą. Mirtis neklausia apie tavo pareigas. Mirtis neklausia apie pasiekimus.
Mirtis neklausė apie sekėjų skaičių socialiniuose tinkluose. Mirtis neklausė, kiek žmonių tau ploja. Prie kapo visi tampa lygūs. Karaliai, verslininkai, darbininkai, profesoriai, studentai, visi tampa lygūs. Todėl ši Evangelija yra toks stiprus priminimas. Viskas, ką kaupėme žemėje, vieną dieną liks čia. Namai liks, automobiliai liks, pinigai liks, diplomai liks, titulai liks, o mes išeisime. Ir tada liks tik vienas klausimas: kokį santykį turėjome su Dievu? Žmogus dažnai nori stebuklo vietoj tikėjimo. Turtuolis prašo, kad Lozorius būtų pasiųstas perspėti jo brolį. Jis tiki, kad stebuklas juos pakeistų. Tačiau Abraomas atsako, jie turi Mozę ir pranašus. Jie turi Dievo žodį. Kaip dažnai ir mes galvojame panašiai. Jei Dievas parodytų ženklą, jei įvyktų stebuklas, jei išgirsčiau balsą iš dangaus. Tačiau Dievas jau kalba. Jis kalba per savo žodį, per Evangeliją, per Kristų. Problema nėra Dievo tylėjimas. Problema dažnai yra mūsų nenoras klausytis. Mes ieškome ypatingų ženklų, o Biblija guli užversta lentynoje. Mes laukime stebuklą, o Dievas jau seniai kalba. Todėl šiandien Evangelija kviečia nelaukti ypatingos dienos. Ji kviečia klausytis šiandien. Evangelija prasideda ten, kur baigėsi mūsų pasitikėjimas savimi. Iki šiol girdėjome griežtą įstatymo žinią. Ji reikalinga, kad mes pažintume, kur klystame. Nes žmogus turi pamatyti savo tikrąją padėtį. Turime pripažinti, nes negalime išgelbėti savęs. Nei darbais, nei moralumu, nei pasiekimais, nei religingumu, nei sėkme. Nesvarbu, kiek žmogui pasisektų. Jis negali nugalėti mirties. Negali pats susitaikyti su Dievu. Todėl Evangelija yra tokia nuostabi. Ji kalba ne apie tai, ką mes padarėme Dievui, ar galėtume padaryti. Ji kalba apie tai, ką Dievas padarė dėl mūsų. Turtuolis gyvena rūmuose. Lozorius gulėjo prie vartų. Tačiau yra dar vienas žmogus, kurį pasaulis atstūmė. Tai Jėzus. Jis neturėjo rūmų, neturėjo turto, neturėjo žemiškos šlovės. Pranašas Izaijas sako, kad žmonės nuo jo nusukdavo veidą. Jis buvo paniekintas, atstumtas, pažemintas. Ir vis dėlto būtent jis yra tikrasis karalius. Jis atėjo ne tam, kad jam patarnautų. Jis atėjo tarnauti. Jis atėjo ne imti, jis atėjo duoti. Jis atėjo ne pasmerkti ir nubausti. Jis atėjo gelbėti. Ant kryžiaus Kristus prisiėmė mūsų nuodėmes. Visas. Mūsų puikybę, mūsų abejingumą, mūsų savanaudiškumą, mūsų klaidingus prioritetus. Visa tai buvo uždėta ant jo pečių. Ir ten Golgotoje buvo sumokėta kaina už mūsų išgelbėjimą. Todėl mūsų viltis nėra mūsų gerumas. Mūsų viltis yra Kristus ant kryžiaus. Pasaulio turtai yra laikini. Šiandien turiu, rytoj galiu netekti. Tačiau Kristus dovanoja kitokį turtą. Nuodėmių atleidimą, susitaikymą su Dievu, ramybę sąžinį, amžinai gyvenimą. Šio turto nesunaikins infliacija. Jo nepavogs vagys. Jo nesugriaus ekonominės krizės, jo neatims mirtis. Todėl krikščionių gyvenimo centre nėra tai, ką jis sukaupė. Ir tai keičia mūsų požiūrį. Tuomet žmogus gali dirbti, bet nevergauti darbus. Gali turėti pinigų, bet negyventi dėl pinigų. Gali siekti tikslų, bet nepaversti jų savo Dievu. Gali džiaugtis gyvenimu ir nepamiršti amžinybės. O kuo verta sėkmė be amžinybės? Štai klausimas, kurį šiandien užduoda Evangelija. Kuo verta karjera be amžinybės? Kuo verti pinigai be amžinybės?
Ko verti pasiekimai be amžinybės? Atsakymas aiškus. Jie verti mažiau, nei mes kartais manome, nes visa tai baigėsi. Tačiau gyvenimas su Kristumi nesibaigia. Jis tęsiasi amžinai. Todėl Dievas šiandien neatima džiaugsmą. Jis nukreipia mus į tai, kas svarbiausia. Jis primena, kad žmogus yra sukurtas ne vien žemėje, jis sukurtas amžinybėje. Kartais žmonės mano, kad kalbos apie amžinybę atitraukia nuo tikro gyvenimo. Yra nuobodžios, tik bažnyčios skliautų vertos. Esą, jei žmogus galvoja apie dangų, jis tampa mažiau naudingas žemėje. Tačiau Evangelija moko priešingai. Žvelgti į amžinybę nereiškia nustoti rūpinti šeimą, nereiškia mesti darbą, nereiškia atsisakyti svajonių ar kasdienių pareigų. Žmogus, kuris žino, kad priklauso Kristui, gali dar atsakingiau gyventi šiame pasaulyje. Jis dirba ne tam, kad įrodytų savo vertę, bet todėl, kad Dievas jam davė pašaukimą. Jis myli savo šeimą ne todėl, kad tikisi atlygio, bet todėl, kad pats yra Dievo mylimas. Jis padeda kitiems ne todėl, kad užsitarnautų dangų, bet todėl, kad dangus jau jam yra pažadėtas. Tai didžiulis skirtumas. Kai žmogus gyvena tik dėl šio pasaulio, kiekviena nesėkmė tampa katastrofa. Prarastas darbas sugriauna tapatybę, liga sugriauna saugumo jausmą, senatvė tampa baimė. Mirtis tampa galutiniu pralaimėjimu. Tačiau, kai žmogus gyvena su amžinybės viltimi, jis į viską pradeda žiūrėti kitaip. Jis vis dar verkia, kai skauda. Jis vis dar kovoja su sunku. Jis vis dar pavargsta. Tačiau jis žino, kad ne vienas sunkumas neturi paskutinio žodžio. Paskutinis žodis priklauso Kristui. Todėl krikščionis gali gyventi drąsiau. Gali pradėti tai, ko ilgai bijojo. Gali atleisti ten, kur širdis buvo užkietėjusi. Gali mylėti net tada, kai už tai nesulaukia dėkingumo. Gali išlikti sąžiningas, kai kiti renkasi lengvesnį kelią. Gali neprarasti vilties ten, kur pasaulis mato tik aklavietę. Nes jo gyvenimo pamatas yra ne jo sėkmė, bet Dievo ištikimybė. Todėl kiekvieną rytą galime pradėti paprasta mintimi. Viešpatie, šiandien gyvensiu šiandieną. Dirbsiu savo darbus, mylėsiu man patikėtus žmonės. Atliksiu savo pareigas, tačiau nepamiršiu, kad mano tikrieji namai yra pas tave. Štai toks gyvenimas ir yra krikščioniška išmintis. Viena koja stovėti šiame pasaulyje, o širdimi remtis į Dievo pažadus. Sodinti medžius, nors žinome, kad ne visada matysime jų vaisius. Statyti, kurti, auginti vaikus, tarnauti žmonėms ir rūpintis savo artimaisiais. Bet kartu nepamiršti, kad visa tai yra laikina dovana, o ne galutinis tikslas. Nes kai amžinybė apšviečia kasdienybę, net mažiausi darbai įgauna prasmę. Pokalbis su vienišu žmogumi, aplankytas ligonis, pagostas vaikas, ištiesta pagalbos ranka, tyliai sukalbėta malda. Visa tai Dievo akyse turi amžiną vertę. Galbūt šiandien jautiesi mažai pasiekęs. Gal lygindamas save su kitais matai savo trūkumus. Gal tavo gyvenimas nėra toks sėkmingas, kaip norėjai. Tuomet prisimink Lozorių. Pasaulio akimis jis neturėjo beveik nieko, tačiau Dievo akimis jis turėjo tai, kas svarbiausia – tikėjimą, ir to pakako. O gal šiandien tau sekasi? Gal viskas pavyksta? Gal Dievas palaimino tave darbais, šeima, galimybėmis ir pasiekimais? Tuomet dėkok už tai. Tačiau nepamiršk, kas yra didžiausia dovana. Ne tai, ką turi rankose, bet tai, ką turi širdyje. Ne tai, ką sukaupiai žemėje, bet tai, ką Kristus tau paruošė danguje.
Todėl eikime į naują savaitę drąsiai. Dirbkime sąžiningai, mylėkime artimus mums žmonės karštai, besąlygiškai. Padėkime stokojantiems, naudokime mums duotas dovanas. Siekime tikslų, kurkime, statykime, auginkime, tarnaukime. Tačiau visada prisiminkime, didžiausia gyvenimo sėkmė nėra tapti turtingu. Didžiausia gyvenimo sėkmė nėra tapti garsiu. Didžiausia gyvenimo sėkmė nėra būti pripažintam visų. Didžiausia gyvenimo sėkmė yra pažinti Jėzų Kristų ir būti jo pažintam. Nes žmogus, kuris turi Kristų, net jei neturi daug šiame pasaulyje, jau turi lobį, kurio niekas negali atimti. Ir žmogus, kuris eina su Kristumi, niekada neina į nežinią. Jis eina į tėvų namus. Jis eina į pažadėtą amžinybę. Jis eina į gyvenimą, kuris niekada nesibaigs. Todėl kelkime akis aukščiau kasdienių rūpesčių. Pakelkime širdis aukščiau laikinų dalykų. Laikykime Kristų. Pasitikėkime jo pažadą. Gyvenkime su viltimi, tarnaukime su meile ir drąsiai ženkime pirmyn, nes mūsų ateitis yra ne mūsų rankose, o prisikėlusio Viešpaties rankose. Tegul jam bus šlovė. O mes tariame Amen.